Vilnius įžiebė šių metų Kalėdų eglę. Pažvelkime, kaipgi atrodė eglutės iki šiol. Nuo 2000-ųjų Vilnius pradėjo puošti didžiausią Kalėdų eglę – televizijos bokštą. O nuo 2005 metų gyvas eglės katedros aikštėje pakeitė metalo konstrukcijos su eglišakiais. Iki 2007 metų jos dizainas beveik nesikeitė, bet tais metais katedros aikštės eglė tapo nacionalinė. Na, o dabar apžvelkime eglutes detaliau. Baltomis snaigėmis papuošta eglutė miestui atsiėjo beveik 1 milijoną litų. Buvo sugrįžta prie tradicijos. Eglė papuošta mediniais žaisliukais. Pro eglutės apačią galėjo pravažiuoti kalėdinis traukinukas. Eglės viršūnė priminė etnografinę saulę. Papuošta ekologiškomis lemputėmis, ši eglė buvo aukščiausia Baltijos šalyse. Vaikystės žaislais papuošta eglė CNN pripažinta gražiausia eglė. Jis sužibo angelais ir snaigėmis. Eglė įkūnijo vaikystės pasakas ir buvo dar kartą įtraukta į gražiausių pasaulyje sąrašą. Eglę sunku pamiršti, ji savo lemputėmis apklojo visą Kalėdų miestelį. Šįkart eglė iš žalios pavirto rožinę. Kompozicija atkartojo laikrodį, o pati eglė sumirksėdavo tiek kartų, kiek buvo valandų. Eglė karalienė. Mat šiais metais buvo pasirinkta šachmatų tema. Karalienę saugojo ir bokštai Gedimino bei katedros varpinė. Šiais metais eglė dekonstravosi. Moderni kompozicija, kurios viduje buvo gyva eglutė, eglė pateikė žiemišką Alisos veidrodžio karalystėje versiją. Mat ją dengia snaigės išdidinantys veidrodžiai. Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga eglė pavirto į kalėdinį tortą. Po 18 metų pertraukos buvo papuošta gyva eglutė. Tokią neeilinę dovaną Vilniui padovanojo miesto gyventojas. Šiais metais turime vėl gyvą eglutę, kurios papuošimai simbolizuoja kalėdinį žaisliuką. O kuri eglė iš visų tau yra gražiausia? Parašyk komentaruose.